Dariau, tai dabar konkrečiai, kokia yra ta staigmena, kurią tu paruošei Violetai, pasakyk. Tiesiog labai norėjo jinai vienintelės dovanos, kur jinai sakė, tai jai bus tikrai neįgyvendinama ir sako, kas neleis svajoti. Jinai labai norėjo balto automobilio ir tiesiog aš jį nupirkau. Tai yra Kia Sportage'as. Klausau. Labas rytas, Violeta. Labas rytas. Violeta, ar tu žinai, kokią staigmeną tau yra paruošęs tavo vyras? Nu, tikrai ne. Tikrai ne. Tikrai nežinau, Pabandyk. tai žinau, kad jo nėra šalia. Violeta, padarykim tokį dalyką. Tu dabar guli lovoje, tiesa? Nu, taip. Dabar tu atsistok, prieik prie lango ir pažvelk į jį ir pasakyk, ką matai. Mes laukiam. O viešpatė. O viešpatė. Ką matai, Violeta? Violeta, mes esam tiesioginiam radio centro eteryje. Tūkstančiai Lietuvos žmonių nori išgirsti, ką tu matai. Aš dabar tai šokė, pirmiausia, taip apsiverkiau. Tai pasakyk visiems, ką matai. Negaliu. Nebijok. Violeta, mes žinom, bet norime išgirsti iš tavęs, ką tu matai šiuo metu. Matau savo svajonių mašiną ir joje sėdintis savo vyrą. Svajonių vyras. Svajonių vyrė, prašau. Dariau, žodis tau. Labas rytas. Labas. Tiesiog noriu tau pasakyti, tavo svajonė įsipildė, kurią tu labai norėjai. Sveikinu tave, myliu tave labiausiai. Ačiū, aš tave labiau. Tai gyvenkit ilgai ir laimingai, mylėkit vienas kitam, žinai. Ačiū jums labai. Ačiū ir jums to paties linkiu.